Nerealios namų šeimininkės, bitutės darbininkės. Nerealios namų šeimininkės. Labas mūsų įsiliktieji brangieji žiūrovai. Sveiki, sveikučiai. Labukas. Labukas. Na, ačiū, kad mus pasirinkote 4 nerealias namų šeimininkes. Šiandieną, kaip ir kiekvieną darbo dieną, mes tikimės, kad keliame jums puikią nuotaiką ir suteikiame gerų emocijų. Oho, koks tekstas. Taip mes iš tikrųjų labai tikimės. O šiandien bus dar daugiau patarimų ir dar daugiau gerų emocijų. Šiandien pas mus svečiuosis įvaizdžio konsultantė Alvyda Jasilionytė, kuri, oi kiek titulų, yra sertifikuota įvaizdžio konsultantė, trenerė, verslo etikos lektorė. Štai kokio mes svečio sulauksime. Ir įsivaizduokit, mes pajusime malonumą tvarkydami netgi savo spintą. Pasirodo, tai yra įmanoma. Ką veikiam? Aš tai galvoju, moteriškai paplepėti. Ne, Saulelė, aš ne apie tai visai. Atspėkime iš trijų kartų. A, kas čia taip smirda? Ne, kam čia smirdi, tai iš tikrųjų man. Pažiūrėkite į Gintarę. Pasipuošiau mergaitės. Laima bandė inscenizuoti reklamą, nuosinusito. Ne, tau sergi gal kažko? Sergu, žinokit, ir nepasitlygė, kaip jums atrodo, kad... Trauktų tą česnaką su savo visais. Jo, bet tai Čia dar labai geras būdas apsisaugoti nuo vampyrų. Taip. Čia vilko dantų karoliai. Taip. Žinot, supranti, kad česnakai yra labai gera pagalba nuo dantų skausmo, tai čia tikriausiai prie to ir tie vampyrai, nes jiems labai dantų skaudė. Ne, man dantų neskauda, bet aš iš tikrųjų šituo dabar, žinokit, pavasariu, tai kažkaip vis sergu ir sergu. Tai sloga man, tai kosulys, tai ir gydosi, štai natūraliom priemonėm. Viską supratau, o aš jau galvoju, kad jinai jau čia nuo manęs apsisaugo, ale aš vampyrė. Ką gali žinot? Tai kada jo dantukai tokie jau matosi vampyro tokie. Mergaitės, jūs juokit nesijuokė, bet va tokį dalyką, kaip pas Gintarė ant kaklo, aš tikrai esu mačius. Ai, žinau, apie ką tu kalbi. Apie tą sveikuolišką vaikišką darželį. Nu taip. Parodysiu, kaip galima apgauti vaikutį, kad jis nebijotų česnako, jo kvapo ir išvaizdos. Pasižiūrėkit. Ir kas yra svarbiausia, kad česnakas yra pati geriausia priemonė nuo peršalimo ligų. Dar vadinamas natūralus antibiotikas. Tai va, kad nereiktų virš lovos kabinti tų česnako karolių ir baidyti žmonių, galima štai taip. Į paprasčiausią dėžutę nuo Kinderio siurprizo įdėti česnako skiltelę ir pakabinti vaikučių ant kaklo. Nieko savo. Tai pasirodo, viename darželyje visi vaikai vaikščiojo su tokiais medalionais ir saugojosi nuo gripo. Bet nereikėtų pamiršti, perspėti tėvelius, kad taip pat visada reikia prižiūrėti ir stebėti, imti saugumo priemonių, kad neduok dieve tas vaikutis paskui tų dėžučių neperlaužtų, nesulaužtų. Bet įsivaizduoju, šokolado kvapas ir česnako kartu. Ir viskas yra gerai. Vis dėlto Laima yra naujesnių būdų gydyti sinusitui. Faktas yra tame, kad česnakas gydo ne tik nuo peršalimo ligų. Tai nuo ko dar? Tik, turiu laišką. Aš labai džiaugiuosi, kad mums vis daugiau rašo ir vyrai, ir vis dažniau klausia naudingų patarimų. Štai, rašo mums Rolandas S. iš Šakių rajono ir klausia. Pažįstu. Pažįstu ir aš. Aš tai tikrai ne, bet su malonumu perskaitysiu Linkėjimai tau, Rolandai. Ką daryti, kai labai įsiskausta dantį? Ir kaip taisyklė, tai atsitinka savaitgalį. Čia visada taip. Visada taip. Tai aš, Rolandai, jum ir kitiems žiūrovam štai ką patariu. Jeigu jums skauda, pavyzdžiui, kairę pusę, dantį kairėje pusėje, jūs imate česnako skiltelę, galima ją būtų ir, aš pasimsiu peiliuką, perpjauti. Taip. Kad sultis išsiskirtų. Taip, kad būtų šviežesnė skiltelė ir tiesiog atpjauti mažą skiltelę. Va tai va ir užsidėti ant dešinės pusės ten, kur pulsas. Tai teisingai supratau. Palauk, tai pirmą reikia surasti pulsą. Arba, pavyzdžiui, Laimutį, randam pulsą. Saulelė ne šitoj vietoj. Juk imi rankom, tai pulsas čia. Kokia aš prasta medikė. Ne, vis dėlto aš teisingai. Neteisi. Visada mes imame pulsą, susirandam priešingai. Mergaitės, nesipykit. Variu Laima, taip nerandu. Tada čia. Laikyk. Laikau. Turi būti atpjauta pusė į odos pusę. Va. Ir dabar užklijuojame tą vietą pleistriuku arba tiesiog marliuku.
Tai dar kartą tam Rolandui paaiškinkim, kad jeigu skauda dantį dešinėje... Ne, jeigu skauda kairėje, dedame į priešingą pusę. Tai o jeigu dešinėje, tai ant kairės rankos. Bet yra dar kita gudrybė. Ar jūs kada nors girdėjot, kad nebeskauda danties? Man neskaudėjo. Tu dabar turėtum pagal scenarijų pasakyti, jau nebeskaudas. Jau nebeskauda man danties. Skausmas akimirksniu išnyko, turėtum pasakyti. Skausmas akimirksniu išnyko. O aš turėčiau pagal scenarijų pasakyti, bet aš čia turiu vakarykštį, tai neskaitysiu. Kad jeigu jums vis tik tai skauda dantį, gal jūs nueikit pas odontologą. Eikit savo, jeigu jau kalbam apie tai, tai aš irgi esu girdėjusi begalę būdų. Štai vienas iš jų. Pavyzdžiui, rašo, kad reikia dėti lašinių ant danties arba tiesiog paverkti. Aš tai galvoju, žinokit, verktai čia išeina, tai pasiemi svagūną, raudoji, praeina dantis skaudėtų, o paskui įsidedi lašinių, žirnių, alaus, nieko nebeskauda ir iš ryto skauda galva. Yra netgi posakis, jeigu būčiau žinojęs, kad šiandien taip skaudės galva, būčiau vakar pasigėręs. Bet aš dar žinau, kad kažkaip pritupimai padeda. Taip, bet iš tikrųjų, aš irgi tai skaičiau, kad tai išrado vokiečių mokslininkai. Ne tik tai ausį reikia masažuoti ar paverkti, ar lašinių užsimesti. Ne. Kitas būdas, įsivaizduok, kažkoks stebuklas, pritupimus darai ir danties nebeskauda, arba bent jau tas skausmas sumažėja. O tu žinai dėl ko? O aš nežinau dėl ko ir sakė, kad čia labiau veikia negu nuskausminamieji vaistai. Aš bandysiu spėti. Kraujotaką suaktyviname mes darant pritupimus. Kraujas viršun atgal, greičiau bėgioja. Daktarytė. Aš galiu pasakyti labai. Man tai sakydavo, kad tas pritupimų darimas ypatingai veikia, jeigu lauki prie tualeto. Sako, kiek trunka minutė priklauso nuo to, kurioj durų pusėj tu stovi. Bet iš tikrųjų, merginas, iš tikrųjų, sakyk tokį labai sunkų receptą. Net visai jisai yra nesudėtingas ir jeigu jūs pažįstate, žinote savo aktyviuosius pirštus, kaip sakau, G. Karaliūnaitė. Ar taškus ar aktyviuosius pirštų taškus. Tu sarmatas tu turėtum. Jums reikia savo rodomajame pirštelėje iš kitos pusės susirasti prie nago plokštelės dešinį kampą ir jį spaudyti apie 3-4 minutės, kad praeitų danties skausmas. Danties jums tikrai nebeskaudės, dėl piršto negaliu garantuoti. Na, mergaitės, aš žinau nuostabų, ypatingą 500 metų, net 500 metų senumo receptą. Kada jūs esat pavargę ir dar sergat pavasarį, tai sloga kankina, tai toks kosulys nepraeinantis, neįsimiegate dėl to gerai, ar ne? Aš jums siūlau česnakėlį, šito nenaudosiu, tuoj atsinešiu, tuoj minutėlę pasiruoškit, ko užsirašyti. Ir ant ko nakčiai pasidarysime tokį dabar štai mišinį. Mums reikės. Iš tikrųjų reikia 400 gramų česnako. Na, tiek aš neatsinešiau čia šį kartą. Darysime mažesnę porciją, bet jūs darykit iš karto daug. 400 gramų česnako mes sudedam į indą. Stiklinį kokį nors, stiklainį galit naudoti. Oi. Štai. Ir kaip kvepia. 400 gramų česnako greičiausiai jums reikės kokių 4-3 citrinų sulčių. Na, šiuo atveju aš įspausiu puselę, kad pasidarytų mums tokia košelė. Ir kiek laikytą mišinuką? Tada mes parą laikysime šitą mišinuką, uždengę tik tai skepetėle, jokiais būdais, ne plasmasiniais dangteliais, leiskite kvėpuoti. Pabuvęs šitas mišinys parą, jau mums bus naudingas kitą dieną, ar ne? Ingutė, gal tu man galėtum stiklinaitę vandens atnešti? Grakščių judesių. Aš jau norėčiau ir šiandien išgerti šitą mišinį. Maišysime. Valandą prieš miegą pasidarysime tokį kompotą. Įdėsime šaukštelį mūsų mišinio, prieš tai gerai išmaišę. Prieš tai labai gerai išmaišykime ir įdėkime šaukštelį mūsų štai mišinio. Česnakėlio. Dantis traukia, net žiūri. Kvapas koks. Priminkite žiūrovams, kad jie smulkiau sutarkuos tą česnaką. Taip, smulkiau susitarkuokit. Aš truputėlį kažkaip patingėjau, tiesą pasakius. Ir išgeriame
vėl pakartosiu valandą prieš miegą. Šitą kompotėlį nebijokit, skonis bus visai malonus, juk tai česnakas su citrina. Jeigu jūsų vyriškis vysius iš lovos, tai dar prieš tai išgerkit pieno stiklinaitę, čia dėl kvapo. Ir pamatysit, atsikelsite ryte, nosytė neužgulus, veidukas neužtinės, kosulys praėjęs, nuovargio kaip nebūta. O kaip miegosit, kokius sapnus, nors kokius sapnus sapnuosit. Vampyrus sapnuosit, aišku, čia Aš manau, kad žiūrovai tikrai pasinaudos tuo nuostabiu gintarės receptėliu. Ir pabaigai turiu aš receptą. Manau, niekiek neprastesnį už gintarės. Ne eksperimento? Jisai eksperimentas, bet mes jį atliksime namuose, nes studijoje tai nedarysime. O kodėl? Papasakau, koks čia eksperimentas. Tai va ir pasakoju, klausykitės. Paimam česnakėlį, perpjaunam per pusę, kad jis būtų sultingas ir šviežias, ar ne? Ir einant miegoti ypatingai labai gerai, patepam paduką. Taip, tiesiog pamasažuojam su šitą puselę. Paskui, aišku, įsimaunam kojinaitę ir į lovytę. Po 15 ar net, iki 20-30 minučių jūs pajusite kvapą burnoje. Neįtikėtina, ar ne? Nuo pado ateina iki burnos. Negirdėjot? Nežinau, pirmą kartą. Per kraujotaką. Čia per odą, brangioji. Viskas eina per odą. Nes gripo banga ateina, čia galima ir profilaktiškai, ir jeigu turite slogytę, ir ypač dar nuo kosuliuko, ir šitai galima daryti mažiems vaikams, nes tai yra nepavojinga, ir tai nėra kažkokie tai vaistai ar dar kažkas tai. Tai čia yra per odą, o mūsų gintariukas parodė su savo karoliukais, kaip galima česnaką ta prasme pajusti kvėpuojant per nosį. Tiesioginiu būdu. Prisikvėpavę česnako merginos pasipuošiam ir į gatvę. O kad gerai atrodyt, šiandieną patarimus mūsų žiūrovams dalins viešnia, įvaizdžio trenerė, verslo etikos lektorė Alvyda Jasilionytė. Ji mums patars, kaip protingai planuoti pavasarinių rūbų pirkimą ir kaip surasti tinkamus rūbus savo pačių spintose. Iš karto po reklamos. Nerealios namų šeimininkės. Nerealios namų šeimininkės. Taigi grįžome po reklamos į mūsų naudingų patarimų studiją ir kaip tu ten, Gintarė, sakėjai? Žinot, kaip sako dabar moteris, visi vyrai kiaulės, mano vaikas genijus, o aš visada neturiu ką rengtis. Bet kai pagalvoji, tai geriau jau tą kiaulę tvarte, negu vieną dešrelę ant lovos namuose. Bet kad rengtis mes visada, žinot, atsidarom spintą, tiek atrodo daug rūbų, tiek daug rūbų, nėra ką rengtis. Aš norėčiau moterų problema. Geriau pasakyti kitaip. Mesgi nerealios namų šeimininkės. Taip, mes visada turim ko apsirengti, mūsų vyrai patys geriausi, vaikai patys gražiausi, o kadangi tiek turim daug rūbų. Ir dar, Ingutė, aš noriu perduoti mūsų stilistei Marijai linkėjimus, kad ji mus taip gražiai papuošė ir mums visai neskauda galvos, kągi mes rengsimės. Dėl to mums ir neskauda galvos, nes mus kažkas aprengia. O kaip elgtis su savo rūbeliais ir kaip viską atsirinkti, šiandieną mums papasakos įvaizdžio konsultantė, trenerė, verslo etikos lektorė, miela mūsų Alvyda Jasilionytė. Sveiki, mieloji. Labas vakaras visiems, labas vakaras, mielos šeimininkės. Iš tikrųjų, jos visą laiką žavingos ir tokios moteriškos. Tai ir padėsit mums sutvarkyti tą spintą. Ir apsipirkti galų galėtoje nuo savoje spintoje. Taip, iš tiesų visų pirma turim pradėti apsipirkti savo spintoje. O tik tai vėliau eiti pasivaikščioti į parduotuvės, bet pradžiai be piniginės. Aha. Tai pasakykit, Pirmas kodėl pasivaikščiojimas be piniginės. Svarbu ateiti ir susitvarkyti savo į garderobą. Mus mokina, kaip dabar tvarkyti asmeninius finansus. Garderobas lygiai taip pat turi būti planuojamas ir organizuojamas. Tai galim pasižiūrėti, čia mes kaip pavyzdį atsitempiam, ar ne? Dažniausiai taip ir atrodo. Taip, visko daug turim, ir tuščių pakabų, ir išvalyklų drabužių su maišais. Ir klausimas buvo, ar ne? Neturiu kuo apsirengti. O kas čia yra blogai, viskas gražiai sukabinta. O pamėginkit labai greitai surasti komplektą jums. Vat greitai apsirengti. Iš ryto bėgu į darbą, ar ne? Ir taip, kur mano sijonas, kur mano sijonas, kur mano sijonas. Iškart patrauktų kokią nors spalvą. Čiupką nors raudono. Žinok, ir nėra to sijono, viskas, supratau, nieko nerandu, nes gana sudėtinga, ne? Ne, nėra sistemos. Dažnai jau reikėtų per metus tai daryti, tą generalinę tvarką savo spintoje. Generalinė tvarka yra sezoninė. Pavasaris. Pavasaris ir ruduo.
Pavasaris artėja, iš tikrųjų saulytė išlenda ir mums reikia pasiruošti vasaros sezonui. Tai turim turėti komplektus drabužių ir kad tą padaryti mums reikia pasiruošti garderobo peržiūrai. Ar dar speciali kažkokia pasiruošimo Kaip čia reikia yra? pasiruošti? Labai paprastai, kadangi namų šeimininkės dažniausiai turim vaikučius vyrus, ar ne, ir kada jūs peržiūrinėsit garderobą, tai yra jūsų diena. Kaip smagu. Šventė, Tai reiškia, kad jūs savo vaikus, vyrus, išsiunčiate į miestą, jie turi